Gruodis yra tas mėnuo, kai baigėsi visi metai, kai žmonės atlieka visus savo darbus, kai jau gali džiaugtis rezultatais. Gruodį mes džiaugiamės tuo, kad galim susitikti su savo draugais, kad galim jiem rinkti dovanas, puošiame namus. Todėl tas mėnuo pasipuošia ne tik sniegu, bet ir gerom nuotaikom ir šypsenom. Jau daug metų Antakalnio bendruomenė, visa bendrija kviečia pasidžiaugti, pasidalinti kūrybą. Čia mes jau 11 metus dainuojam, lipdom, darom kitokius darbelius ir labai smagu, kad galim sutikti šitas šventes kartu, bendrystėje ir džiaugsme ir viltyje. Todėl pabūkime kartu. Antakalniečiai antakalniečiams. Tai turbūt pati gražiausia metų šventė ir begalinė tradicija. Beveik 20 metų mes būrėmės, jau užaugo kelios kartos mano mokinių. Čia sutinkam su draugais, draugaujame, dalinamės ir ta bendrystė užpildo sielas ir širdis, primindama, kad mes čia esam šitos žemės šeimininkai. Nieks nedrįs sakyt, kad mūsų nebuvo čia. Mūsų rankose likimas pasaulio šio. Visus noriu pasveikinti šventų kalėdų progą, artėjančių, ir tą progą prisiminti keletą tokių momentų, kaipgi visas renginys mūsų šitas atsirado. Viena iš pradininkių mūsų kalėdinio pasirodymo yra Edita. Tai vat Edita 1974 metais vaidino Pepę, o aš buvau pirmas jos režisierius. Ir iš tos pasakos liko tokie geri prisiminimai, kad štai dabar po daugelio metų ir vėl dirbame kartu. Ir mūsų renginys Pabūkime kartu pasirodys kažkur mūsų tinklapyje, galėsite visi pamatyti. Todėl visus antakalniečius, visą bendruomenę kviečiame, pabūkime kartu. Ar pabūsite kartu su mumis? Ar įsileisite į savo namučius ir išklausysite mūsų antakalniečių sukurtą muzikinį palinkėjimą? Palydėkime senuosius metus kartu, pasitikime ateinančiuosius su tikėjimu ir viltimi, gražiais linkėjimais savo artimiesiems, draugams ir aplinkiniams. Linkime visiems jums sulaukti kalėdinių stebuklų ir gražių žiemos švenčių.